Sveika, brangioji. Taigi pasižiūrėkime, ką tavo dvasiniai vedliai nori tau patarti šiai savaitai. Kaip visada, išsirink vieną kortų kaladę. Tai bus pirmoji kortų kaladė, antroji kortų kaladė ir trečioji kortų kaladė. Kortų kaladžių video laiką rasi aprašymo skiltyje. Jeigu negali išsirinkti vienos kortų kaladės, tai sustabdyk video arba grįžk prie šio video truputėlį vėliau. Ir neabejok savo pasirinkimu, nes tavo dvasiniai vedliai tau duos intuicinę žinutę, kuri kortų kaladė tau labiausiai tinka šiai savaitai. Taigi pasižiūrėkime, kokius patarimus šiai savaitai tau duos tavo dvasiniai vedliai. Jeigu išsirinkai pirmąją kortų kaladę, tai šis skaitimas yra tau ir ši žinutė iš tavo dvasinių vedlių bus skirta tau. Jie nori, kad šią savaitę rimtai užsiimtum daryti shadow work. Shadow work straipsnį rasi Contribui website, jeigu įvesi šešėlinis darbas. Tai ten bus patikti klausimai, kuriuos noriu, kad pradėtum atsakinėti. Tai tavo dvasiniai vedliai sako, kad šią savaitę tau reikėtų padirbėti su savo shadow, su savo šešėlinė pusė, tam, kad galėtum pasistumėti į priekį. Bet jaučiu, kad ši savaitė bus labai gera ir tai, ką tu suplanavai anksčiau, tau reikėtų pastovėti už savo nuomonę. Kad jeigu bandys tave kas nors perkalbėti šią savaitę, tu nenusileis tiem žmonėms. Neapsigalvok. Jeigu kažką suplanavai, neapsigalvok, nenusileisk, nepasiduok, tiesiog eik tolyn. Tu nusipelnai turėti savo balsą ir tau nereikia to nusileisti tam, kad įtikti kitiems žmonėms, nutilėti kažką. Tai šią savaitę tiesiog pastovėk už savo opinion, nepasiduok, kad kiti tave temptų į kairę ar į dešinę. Tu žinai, kur tu eini ir ką tau reikia daryti, nes tu jau nusprendei, koks tavo sekantis žingsnis. Tai nepasiduok kitų influence, kad kiti pakeistų tavo įsitikinimus, tai, ką tu suplanavai. To reikėtų pasisaugoti. Taip pat šią savaitę tu tikriausiai turėsi daug pasirinkimų. Ir dėl to tikriausiai tavo dvasiniai vedliai sako, pastovėk už tai, kuo tu tiki ir nenusileisk kitų žmonių nuomoniai. Jeigu tu ir nematai tų pasirinkimų, jie tuoj tau pasirodys. Tiesiog apsidairyk aplinkui. Ir padirbėk su savo šešėlinė puse, kad iškeltum į paviršių tuos dalykus, su kuriais tau reikia padirbėti. Ir tai leis tau pamatyti daugybę kitų galimybių. Bet tiek noriu dar įtvirtinti, kad tai, ką tau patarė kiti žmonės pagal jų įsitikinimus, pagal jų pasaulėžiūrą, tai nebūtinai tiks tau. Šią savaitę taip pat tikriausiai pastebėsi, kad tau visata siunčia truputėlį daugiau pinigų. Bet arba tu koncentruosiesi į pinigų šią savaitę daugiau. Bet noriu, kad atsimintum, kad gausa nėra vien pinigai. Gausa tai yra santykių gausa. Gausa santykiuose, meilės gausa santykiuose. Gausa taip pat gali pasirodyti kaip laiko gausa, turėjimas daug laiko savo. Kas iš to, kad tu dirbi dieną naktį, bet neturi laiko savo šeimai. Taip pat gausa gali būti sveikatos gausa, kai gali pasirinkti, ką valgysi šiandien, kai nesergi ir turi daug sveikatos, tai tau visata negali atnešti daugiau šitų gerų dalykų, kol tu nemoki žongliruoti tuo, kuo turi. Gal tavo sveikata šlubuoja, tai tu dar daugiau dirbi, kad uždirbti daugiau pinigų ir visiškai nežiūri į savo sveikatą, arba gal santykiuose ne viskas gerai, bet tu
labai daug sportuoji ir labai smarkiai prisižiūri sveikatą, tai žiūrėk, kur tau kurioj gyvenimo srity truputėlį trūksta gausos. Ir tam, kad tos gausos įnešti daugiau, džiaugis tais dalykais, kuriuos turi ir bandyk pakeisti tas sritis, kuriuose trūksta gausos. Tavo dvasiniai vedliai sako, nesusikoncentruok vien į pinigus, visų pinigų gyvenime neuždirbsi, bet tam, kad jų turėti daugiau, tau reikia pasirūpinti visomis gyvenimo sritimis. Ir šią savaitę tavo dvasiniai vedliai sako, kur tu galėtum surizikuoti. Gal tu dažnai pasiduodi kitų nuomonėms, gal tave dažnai veda žmonės į visai kitą pusę, negu tu žadėjai pirmoje vietoje eiti. Tai gal tu surizikuok ir pasakyk tiem žmonėms ne. Gal surizikuok, jeigu nežinai, kurį čia kelią pasirinkti. Gal surizikuok ir tiesiog pasirink vieną, kuris tau atrodo pats smagiausias. Taigi, kur šią savaitę galėtum kažkur surizikuoti. Ir tavo afirmacija šią savaitę tavo dvasiniai vedliai nori, kad kažką pasakytum savo. Tai ką patarčiau daryti? Pasimk savo žurnalą, atsisėsk ir užsirašyk žinutę savo, ką noriu pasakyti savo. Ir pradėk rašyti, net negalvojant, ką nori pasakyti. Ir gausi žinutę iš savo pasąmonės, tavo dvasiniai vedliai pasakys tau per tavo pasąmonę. Ir tai bus tavo šios savaitės afirmacija. Taigi tiek aš tau turiu šią savaitę ir susitiksime sekančią. Jeigu išsirinkai antrąją kortų krūvelę, tai šis skaitimas yra tau. Ir tavo dvasiniai vedliai sako, kad šią savaitę reikėtų truputėlį atsiriboti save nuo kitų žmonių. Jaučiu, kad tu ilgą laiką buvai too nice to people. Ir šią savaitę tavo dvasiniai vedliai sako, fuck being nice. Tau nebūtina vykdyti kitų žmonių įgeidžius. Tau nebūtina visada padėti kitiems. Tau nebūtina visada atiduoti visą savo laiką kitiems žmonėms. Tau šią savaitę geriausiai pabūti vienai, atsiriboti nuo kitų žmonių, kad galėtum pagaliau pasakyti ne ir priimti tą, kad tau ne visada reikia priimti pakvietimus iš draugų, tau ne visada reikia bėgti, vos draugė atsilaisvino, tau ne visada reikia pasirūpinti visais aplinkiniais. Ir tai nebūtinai turi būti scary dalykas, baisus dalykas. Pagalvok apie possibilities, pagalvok apie opportunities, pagalvok apie galimybės. Laiko praleidimas su savimi gal tau duos kažkokių tai įžvalgų apie save, gal tu suprasi, kur tu per daug padedi kitiems žmonėms. Ir daugiau susikoncentruok į savo ateitį, į galimybės, kas galėtų tau pasisekti. Jaučiu, kad tavo dvasiniai vedliai nori, kad tu atsišalintum save nuo kitų žmonių, tam, kad galėtum susikoncentruoti labiau į savo vidinį pasaulį ir labiau kultivuoti vidinį pasaulį ir kartoti savo, kas ateityje galėtų įvykti gero tavo gyvenime. Jie sako, kad jie kuri istorijas apie tai, kas įvyks, apie tai, kaip atrodo tavo gyvenimas, tai geriau kurk pozityves istorijas. Tai jie nori, kad save atsišalintum nuo kitų žmonių tam, kad nebepriimtum kitų žmonių negatyvumo, kad nepriimtum kitų žmonių pasaulėžiūros, įsitikinimų ir galėtum susikoncentruoti daugiau į save. Aš tikrai nesakau, kad visam gyvenimui dabar atsišalink save nuo visų savo draugių. Aš sakau tik tai šią savaitę, ką tavo dvasiniai vedliai patarė šiai savaitai. Ir tavo dvasiniai vedliai sako, kad jeigu buvai truputėlį per daug įlindus į savo darbą, aplinkiniai tau sakys, kad sunkus darbas yra gerai, kad mums reikia sunkiai dirbti, kad pasiekti aukštumų, bet jaučiu, kad tavo dvasiniai vedliai sako, kad tu antiek sunkiai dirbi, kad tu eini link to burnout, tu eini link to išvargimo ir pervargimo. Tai sakyčiau, šią savaitę
atsitolinu save nuo kitų žmonių, gal tu bėgai, bandai visus aplankyti ir tada dar dirbti savo darbą. Tai jaučiu, kad jie sako, tau reikėtų atsitolinti nuo kitų žmonių, pasidaryti daugiau laisvo laiko savo, kad galėtum manifestuoti iš vidaus tai, ką nori. Ir kad atsargiai tas hard work, kad nepersidirbti. Tai kai tu pasišalinsi iš kitų žmonių gyvenimo šią savaitę, pabūsi su savimi, jie sako, tau atsilaisvins laiko, tu save nuraminsi ir gal į darbą savo žiūrėsi truputėlį kitaip. Tai žiūrėk, kad nepersidirbtum, nes tai atneš tik tai klaidų, tik tai nepasisekimo ir angliškai frustration. Ir paklaus savęs, ar tu darai sunkiai dirbi iš baimės kažką paleisti. O jeigu tu kai kuriuos darbus perduotum kitiems žmonėms, o jeigu sustotum bent minutį, bent valandai pasirūpinti savimi, kas atsitiktų? Tai paklaus savęs, kur tu bijai kažką paleisti, kur tu persidirbi, kur tu vis eini, tu pastoviai social, pastoviai gal tavęs nebūna namuose ir tu tokia super nice visiems. Ar tai yra dėl to, kad tu bijai kažką paleisti? Ir tavo afirmacija šiai savaitei yra ir tai praeis. Tai kad ir kas vyksta tavo gyvenime, jeigu kažkas yra sunkaus, jeigu kažkas kelia tau frustraciją ir kažkas nesiseka, tai praeis. Nepamiršk kurti ateities planus pozityvia tema, pozityviomis mintimis, pozityviais jausmais. Galvok, kartok, kas susiję su tavo projektai, su tavo svajonėmis in a positive manner ir viskas susitvarkys savaime. Taigi tiek aš tau turiu šią savaitę ir susitiksime sekančią. Jeigu išsirinkai trečiojo kortų krūvelę, tai šis dvasinių vedlių patarimas yra tau. Jaučiu, kad tu švaistai savo laiką per daug nerimaudama dėl kitų žmonių. Tu darai per daug, kažką darai per daug dėl kitų žmonių. Ir tu susikoncentravai paskutiniu metu į vieną kažkokią savo gyvenimo sritį ir pamiršai visas kitas gyvenimo sritis. Tai tavo dvasiniai vedliai sako, kad laikas pasirūpinti savimi, atsiminti, kad tu nesi tai, ką tu darai dėl kitų žmonių. Tu esi daug daugiau. Ir tai, ką tu darai dėl kitų žmonių, neprideda tau value, neprideda tau naudos ir neprideda tau sveikatos. Tai laikas susigrąžinti savo power ir atsiminti, kad prieš padėdama kitiems žmonėms, tau pirmiausia reikia padėti savo ir reikėtų pasižiūrėti į visas savo gyvenimo sritis ir gal nustoti tiek daug koncentruotis į vieną kažkurią gyvenimo sritį. Jaučiu, kad gali būti piniginė sritis kažkas susijusi su tavo karjera. Bet nesijaudink, šią savaitę tave aplankys good luck, sėkmė. Ir kažkas pradės judėti. Tu pradėsi gauti kažkokį tai labai gerą patarimą, ar matysi dvasinių vedlių žinutes, patarimus. Ir kažkas tavo sėkmė pradės keistis į gerąją pusę. Tau pradės geriau sektis. Ypač šią savaitę pasinaudok tą savo sėkmę. Ir šią savaitę taip pat tavo dvasiniai vedliai nori, kad pajudintum savo kūną. Kad tau labai svarbu daryti kažkokios tai exercises, treniruotis, daryti jogą, judinti savo kūną, išeiti gal lauką pasivaikščioti. Taip pat tavo dvasiniai vedliai sako, kad tau laikas susikoncentruoti į savo stiprybės ir pradėti jas naudoti. Ar tu iš vis atsisėdus pagalvoji, kokios yra tavo stipriosios pusės ir ar tu jas naudoji visose gyvenimo srityse? Gal tu iš vis pamiršai savo stiprybės ir bandai iš savo silpnųjų pusių bandai kažką pasiekti? Tai gerai apgalvo, kokios yra tavo stipriosios pusės. Atsisėk
atsisėsk, pradėk rašyti žurnalą, paklausk savęs, savo aukštesnio aš, kokios yra tavo stipriosios pusės ir į ką tau reikia susikoncentruoti. Gal, kai tu treniruosies, tiesiog ateis tos idėjos, kokios yra tos tavo stipriosios pusės. Kartais man būna, kai aš, pavyzdžiui, esu duše ir apie nieką negalvoju ir idėjos pradeda plaukti. Tai jaučiu, kad tau per sportą, kai judini savo kūną, tau visi atsakymai ateina. Tai vat, pabandyk šią savaitę daugiau praleisti laiko sportuodama, tam, kad gauti tų gerų idėjų ir pagalvoti, kaip galėtum daugiau laiko praleisti nepadedant kitiems, bet padedant savo. Kaip galėtum daugiau laiko praleisti, susikoncentruojant į visas savo gyvenimo sritis, vien vietoj to, kad žiūrėtum tik tai į vieną savo gyvenimo sritį. Tai vat, apgalvok savo stipriausias pusės ir jaučiu, kad gali būti, kad šią savaitę sulauksi kažkokios tai šventės, sueisit su draugiam, su draugais kartu, bus kažkokia tai šventė, kažkas, ką galėsit švęsti. Ir šią savaitę tavo afirmacija yra: aš leidžiu savo jausti visus jausmus, kuriuos jaučiu, ir viskas su tuo yra gerai. Leidžiu savo juos pamatyti, išbūti ir paleisti. Taigi tokia yra tavo dvasinių vedlių žinutė šiai savaitei ir susitiksime kitą savaitę.